tarp 7 bei 5 vandens takelį irkluojančių merginų. Irkluoja gana apylygiai abidvi valtis, gal šiek tiek priekyje 7 takelė Sudeikytė, Šeškutė, Juškaitė, Vaitekūnaitė. Ir paskutiniai 100 metrų, per kurios mes pamatysime Baidarės keturvietės, 500 metrų Lietuvos čempionės. Aha, taip, matau, kad 5 takelį irklavusios merginos padarė malūną ir tuo pasinaudoja Vilnietė. Vakar vykusiuose Baidarė vienete 500 metrų nuotolio lenktynėse laimėjo Dovilė Sudeikytė iš Vilniaus, o dabar žiūrėsime, kaip čia jai seksis šiandien. Tai jinai irkluoja šiandien 5 vandens takelėje. Taip pat. Dovilė Sudeikytė finišuoja pirma, taip jau užima pirmąją vietą, toliau 7 ir 4 takeliai Anelė Šakarytė ir Ieva Vaitekūnaitė. Turbūt paskutiniai 50 metrų Anelė su Dovilė šiuo metu pirmauja, daugiau nei pusę valties korpuso, antroje vietoje jos irkluoja 4 vandens takelėje, jiems iš kairės 3 Vaitekūnaitė, Šeškutė antroje pozicijoje ir iš dešinės 5 vandens takelėje irkluojančios Nebliukaitė, Juškaitė finišuoja.